Tai man aš žinokit šitą video karpysiu į kelias dalis. Tai nenustebkit, kad bus kokias 10 minučių, o kitais kokias 2. Reikalų nebus 2. Minučių tikrai tokių nebekelsi trumpų. Žinau, kad jums nepatinka, kai yra trumpi video. Tai atsiprašau, kai aš darau tuos trumpus tokius video labai. Čia reikia uždėti žemę. Šiandien kels kokius 5-6 rezadus. O, dar užaugo. Ačiū Dievui, kaip mes tam kėsliu. Jaučiu, ar gal kokiam 10 epizodė pradėsiu žaisti ant hard režimo, tai, pavyzdžiui, Creeperis sprogtų prie manęs, aš jau miręs. Tai levai, bet pažiūrėkite komentarus geriau, kokį norite, kokio režimo aš filmuočiau, ant normal, ar ant easy, ar ant hard. Tai taip pat truputį grįžau. Norėčiau gauti daugiau sapling, kad aš paskui vis tiek kažkiek praplės gal apačią ir statysiu medžiai, kad greičiau augtų, o ne ant man kur gyvuliai, aš gyvulius auginsiu. Tai lengviausiai ir vištų priveisti, nors vieną atsiranda, tai iš kiaušinių galiu priveisti tų viščiukų. Bet, pavyzdžiui, avių dar kuo labai yra sunku. Neįkraftinti, tai man reikia į skrynį. Ne čia. Štai čia. O kitas man auks va štai čia. Tai truputėlį apskaudom tas lapus, kad dar daugiau saplingo gautume. Vėl ant hard režimo bus įmanoma gauti šarvų. Bus įmanoma zombiai rekažys atsispavinant, taigi su šarvais. Tai išmeta rekažys ironą su morkom, su bulvė. Ir įmanoma bus čia labai fainiai pasigaminti. Bet bus labai sunku rasti vis šarvų, va dėl to. Bet prisiminiau, taigi, jo. Aš myliu dabar tą versiją 1.6.2. Vien dėl to, nes įmanoma čia dabar jau yra gauti šarvų, viską. Persinešiu jaučiu daiktus. Ką aš norėjau daryti? Jau generatorių. Turėt nukasti tą visą. Tai truputėlį nebepataiko. Vos ką tik neišritau iš pasaulio. Nekenčiu to pasaulio. Reikės apsitverti viską. Žiūrėkite, matot? Aš kasu, ne vanduo ateina pas cobblestone, o pas lava pas vandenį. Ir tada tampa cobblestones. O ne kokia kitokia nesąmonė. Jau dabar einu. Ne, visą įsikraftinsiu. 2 pasiliuksiu. Paskui reikės ir vėl jaučiu po 5 epizodų baigsiu kad filmavimą gal kokią valandą, paskui per vieną tą epizodą aš be jokio visiškai aš tiesiog nekalbėsiu, o užleisiu muziką kokį kartą. Arba ne. Iš vienos pusės gal ir ne. Truputį praplėsiu. Ai, pofik, neplėsiu daugiau. Čia su cobblestone. Ai, jo, tiksliai norėjau pasigaminti
Suims vieną krosnį. Truputėlį 2 pasidarysiu kastuvus. Čia padėsiu kepti čarkų kaulą. Svarbiausia buvo, kad nebūtų čia jokios lavos, kad galėčiau laisvai kasti. Gal ištrauksiu lavą, jeigu iškristų koks smėlis. Nenori prarasti lavos. Grįšiu, kada viską nukasiu. Tai susitiksim greitai. Ai, filmuosiu, kai kasiu tą žemę, dar pašnekėsim, tarpsim, žinokit, gal ne nuo 100, gal ne nuo 100 subų aš nufilmuosiu savo pirmą vlogą apie save, gal ir nuo 50. Žinokit, kuo greičiau surinksit man subų, ant to greičiau mano tikrąjį veidą. O, kaulas! Kaula! Kaula čia yra. Dar nei kartą nebuvau radęs kaulą, kad aš niekada nekasiau. O to... Tik žinau, kur sensta randas. Man jau reikėtų maistą truputį. O, kaulas. Skyblokė. Kokį iron raščiau. O, pasidaryčiau kokį kardą ironinį. Man žymiai geriau iron kars nei koks pickaxe iron. Ypač ir deimantų. Aišku, tada kita kalba yra. Va čia ir žiūrėkit, dabar kur aš norėsiu pelyti, va tam kampe ir užsing. Man dar leistų tom, va tom gali iškasti 4 blokus čia, va taip ir rodo, kiek man liko kasti. Kiek dar galiu iškasti, tiesą sakant, blokų. Tai čia normaliai žemės, tiesą sakant, galėsiu prasiplėsti normaliai. Po 10 man pasibaigs. Dar gamintis su kastuvu. Einu. Tą nukasiu, man vis tik jis nereikalingas dabar. Pasidėsiu visą žemę. Suvalgysiu savo baliuką, kurį gal nusiaplinka. O ten dar nei vienas metas nei kartą nebuvo užaugęs. Turbūt keistų kranendrės. Jo, reikės kažką padaryti vieną knygų lentyną, man atrodo, reikia padaryti. Tai toks iššūkis senuosiuose. Seniau būdavo, tiesą taip sakant, aš tai nežinau dabar, ar yra dar vis tas iššūkis. Truputį čark kaulas pasigaminau. Jis mane jau nervina tamsa, kai buvo. Keturis pasigaminau. Vienam kastuvui yra 132 blokas, galiu kasti iš vieno. Jau čia dabar baigsiu epizodą. Kastuvų rankas. Štai čia aš buvau su jumis žaidėjas, tai susitiksim. O ne. Tai susitiksim kitame epizode.